Šiandien tikrai sveikinasi ne iš įprastos vietos, ne iš miško, o iš miesto. Einu šiek tiek ramesnė vietą ir paaiškinsiu, ką aš čia darau. Aš mėgstu pamiegoti miške, bet visada gamtos ieškau ir mieste. O vienintelė tokia vieta yra kur? Parke. Aš tame parke vaikštau praktiškai kasdien ir visada pagalvoju, būtų visai smagu išmiegoti. Tai šiandien tą bandysiu ir padaryti. Aš jau einu į parką, kad žinotumėt, kaip gerai čia būt. Ir aš visiems sakau, kad greičiausiai mieste, parke yra daug pavojingiau miegoti nei miške. Šiandien įsitikinsiu. Ir man labai keista, kad niekur nereikėjo šiandien važiuoti. Tiesiog užrakinau duris, išmečiau šiukšles ir aš jau čia. Šito parko pavadinimo aš jums sakyti negaliu, suprantat, dėl kokių priežasčių, bet galiu pasakyti vieną dalyką, kad jame yra labai daug ąžuolų. Gerai, galiu pasakyti dar vieną dalyką, kad tai yra didžiausias ąžuolų parkas Europoje, kuris yra mieste. Labai tikiuosi, kad tai yra ne žmonių darbas, o žaibo. Kai žaibas ąžuolui trenkia. Aš esu nusimatęs vietą, kur šiandien miegosiu. Yra toks kanjonas, taip galim pavadinti šitam parke. Tai įtariu, kad ta vieta turėtų tikti mano nakvyniai ir ten turėtų būti vieta, kur pakabinti hamaką. Tai čia dabar vienoje pusėje yra kelias, kur važiuoja mašinos ir laiptai, kur vaikšto žmonės. Tai man reikia apsižiūrėti, kad nematytų nei vienas, nei kitas ir tuo metu leistis. Kas čia, jisai nežino, kad aš čia. Wow. Tai labai gerai, ten yra kelias, yra triukšmas. Ir čia takas, kur eina žmonės, tai gal jie manęs negirdės, bet kokia čia vieta. Aš negaliu patikėti, čia yra didžiausias atradimas šitam parke. Vienas rastas ir čia kitas rastas. Labai tikiuosi, kad išeis tą hamaką man kažkaip čia pasikabinti ir išmiegoti. Mano namai. Mano visus oaziniai namai. Tais laiptais praeina vienas kitas žmogus ir, nežinau, viena moteriškė, man atrodo toks jausmas, kad jinai mane matė. Sustojo, pažiūrėjo ir pradėjo lipti. Arba tiesiog pavargo. O šitas upelis sudaro labai keistą iliuziją. Atrodo, kad čia daug triukšmo garso, bet iš tikrųjų čia tik man garsu, o ten žmonės gali girdėti. Bet vienas dalykas yra geras, kad manęs bent jau turėtų tikrai nematyti, nes šį kartą pasiėmiau ne savo kurjerių striukę, kurią visi pamatytų iš tolo, o pasiėmiau striukę, kuri yra dabartiniams orams, sakykim, kamufliažas. Tai dabar tiesiog raskit mane, jeigu tokie gudrus. Ko ieškot?
Hamako aišku dabar nekabinsiu, kabinsiu tik temstant, kad niekas neužuostų ir nematytų. Dabar noriu tiesiog išsimatuoti, koks atstumas yra tarp šitų nuvirtusių medžių ir ar mano hamakas įsitemps. Grubiai 6 metrai. Šiaip tiek ir užtenka. Tai nežinau, arba bus labai gerai, arba bus labai blogai. Panašu, kad mėgsta žmonės tais laiptukais nusileis, nors atrodo, ten baigėsi kelias, bet iš tikrųjų ten visai graži vieta. Norit pamatyti? Einam, parodysiu. Kažko atvažiuoja. Važiu galvoju, o čia labai gera vieta paslėpti kupriniai. Tada pagalvojau, šį pagrindinis objektas, į kurį žmonės, jeigu ateitų, žiūrėtų. Ir visi choru. 3, 2, 1. Nešiu kažkur ten. Reikia kažkaip lipti. Čia padėsiu. Tiltas mašinoms. Ir aš jums nemeluosiu, aš tikrai galvojau čia miegot, būtent šitam tunelį, bet dabar džiaugiuosi, kad nemiegojau, nes pavyzdžiui, čia tie žmonės buvo tiesiog atėję. Įsivaizduoju, kad aš čia sėdžiu. Labą dieną, labą dieną. Pam, 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 pam. Čia laužu kažkas kūreno. Op, op, ten yra kažkoks išėjimas į kitą pusę. Gal reiktų pabandyti perleisti? Nežinau, bandau lysti. Gal žiūrkė kokią rasim, nežinau. Arba nieko, nežinau, čia tiesiog vandens nutekėjimo. Kažkas ferverką šovė čia viduj. Vandens nutekėjimo vamzdis atrodo. Čia šlapia prasideda. Ai, ten uždarytas tas galas. Ten uždarytas tas galas yra padarytas, kad šiukšlės nepraeitų, o prabėgtų tik vanduo. Gerai, reikia lįsti atgal kažkaip apsisukti. Kas belieka mieste, kai žvejot neturiu kur, tokios pramogos. Kad jums paaiškint, kodėl aš taip elgiuosi, labai smirda šitoj vietoj šitas upelis. Čia nėra tikrai gražus tyras upelis. Įtariu, kad čia jisai parteka arba iš miesto, arba aš esu priverstas pasakyti jums dar vieną dalyką apie šitą parką, kad jisai yra šalia zoologijos parko. Tai gali būti, kad žirafas, drambliai, liūtai ir orangutangai prikakojo į vandenį. Gali būti, aš nežinau. Tai rankas nusiplausiu savo upelį. Parėjau. Žinokit, kad visada reikia rasti progą tiesiog pasimėgauti buvimu. Dabar aš būtent tą ir darau. Aš miške tokių vietų nerandu. O čia? Po ranką. Dabar yra 19 valanda ir pradės ten kokią 9, tai galvoju, einu gal į parką, į centriuką pasižvalgyti, pasižiūrėti, ką veikia žmonės ir kaip reaguoja į mane su kamera. Jau visiškai ruošiausi išeiti ir patekau į kažkieno visiškai matymų zoną. Bet yra įdomus dalykas, kad greičiausiai čia tik aš žinau ir aš matau kitus žmonės, kitiem, nueina prie krioklio, apsisuka ir išeina. Aš būsiu tiesiog paukščių stebėtojas ir filmuotojas. Mano objektyvas nieko nepritraukia. Visai ramus parkas, aišku, čia ne pagrindinės gatvės,
Ir labai keistas, įdomus jausmas, kad žmonės vaikšto, mato, žiūri ir tik aš vienas žinau, kad aš miegosiu čia. Praėjau posūkį į savo namus. Na šitą laiptų nieko nematau, bet vat iš čia kylant, tai realiai kas leidžiasi žemyn, tie tikrai gali, jeigu nori mane pamatyti, iš čia irgi šiaip gali pamatyti, jeigu judėsiu, jeigu ramiai būsiu, tada ne. Ir iš šito kampo geriausiai matosi, tik tie 2 medžiai dar gelbėjo. Man atrodo viskas, šiandien daugiau savo būstinės neturėsiu palikti. Einu, nes jau šiek tiek noriu valgyti. Visą kuprinę išieškojau, spėkit, ko neradau. Žiebtuvėlio. Ir aš žinau, kad jis tiesiog gulis namie ant stalo, kur palikau. Gerai, kad mes esam mieste, o ne miške. O tada ką mes darom? Einam į krautui. Bet pirmiausia, reikia pasiruošti. O žiebtuvėlį man reikia būtinai, nes tai, ką valgysiu, reikia pašildyti. Šitą kamerą paliku, užteks man ten vaidenti su tom didelėm. Pasimsiu mažytę, einam. O iki parduotuvės man nei daug, nei mažai 20 minučių. Būtų visai neblogai suspėti, kol sutems, noriu hamaką pasikabinti. Kaip jums atrodo, yra pas mane mirusių smegenų ląstelių. Svarbiausia daiktą namie palikau. Už tokius savo bajerius tikrai nusipelniau griežto apsauginio žvilgsnio. Vos nekibau. Dabar apsimetu, kad lipu laiptais, nors iš tikrųjų turėjau eiti žemyn. Pavargau. Tiesiog pavargau, dabar pailsėsiu. Viršuj yra dar vienas žmogus. Įsivaizduokit situaciją, jeigu tas žmogus irgi taip pat kaip ir aš laukia, kol aš išeisiu. Irgi miega čia kažkur. O, viskas kaip ir buvo. Tai dar kol visai nesutemo, einu statyti hamaką, bet įtariu, kad bus problemėlė, jog jisai per žemai. Čia aukščiausia vieta, ten žemiausia, tai čia dar pusę randa. O čia jau gali būti problema. Kad geriau įsitempti, kabinti abu. Pradžia man patinka. Tik aš dar jo pilnai neįtempiau ir nežinau, kaip bus, kai aš atsisėsiu jį, nes jisai šiek tiek pakris.
Nežinau, kas buvo, bet stipriai susitrinkiau. Į šitą akmenį kaliau su savo subinkauliu. Gal aš jį patrauksiu iš čia. Gal reikėjo iškart patraukti. Bet kol kas atrodo pavaikšto. Viskas gerai. Bet sušlapo hamakas. Nežinau. Pabandysiu dar kartą pakabinti. Na, man atrodo, kad nepavyks pakabinti. Nutrūko. Gali būt, kad aš čia padariau klaidą ir ne taip pakabinau. Gerai, reikia pagalvoti, atsisėst, ką daryti toliau. Bet tai kaip, taip. Tiesiai ant akmens, tiesiai kaulų, tiesiai subinės kaulų. Dabar laukiu, kol šiek tiek nurims kūnas ir pažiūrėsiu, kas sakys mano subinės kaulas. Ką tik padariau klaidą, pažiūrėjau tą vaizdą įrašą. Ir vėl iš naujo suskauda. Ir taip, aš dabar gulėdamas montuoju, nes sėdint skauda. Beveik net nebejoju, kad tai bus įsimintiniausias akmuo mano gyvenime. Iš vandens užsitraukiu kitą akmenį, kad pašaldyt tą vietą. Aš čia taip galėjau prisidirbti dabar, kai pagalvoju, bet man atrodo, gal viskas bus gerai. Skauda ir manau skaudės dar ne vieną dieną, bet nėra tokio skausmo, kurio nesumažintų skanus maistas. Tikiuosi, einu pasidaryti. Gersiu šitą vandens, gal ir negersiu, bet man tik pašildyt maistą reikia. Aš vis ieškau ir ieškau maistą, kuris užimtų mažai vietos, būtų skanus, svarbiausia, ir gan ilgai galiotų, tai iki šiol neradau. Bet labai tikiuosi, kad gal šitas Mustang Fist bus tas vienintelis. Nu va, jau ir liežuvis nebeveikia. Kas čia? Brownie pyragas, nešildyti. Bet čia neparašyta. Grikiai ir vištiena. Tiesiog reikia įmerkti vandenį ir pašildyti. Ten prie laiptų dabar įjungia šviesas, tai aš matau, kas lipa laiptais, bet labai tikiuosi, kad žmonės manęs nemato. Gerai, pažiūrim. Vištiena. Atrodo kaip maistas. Ir kas geriausia, kad kvepia kaip maistas. Grikiai su daržovėm, pažiūrim. Visas patiekalas. Kvepia tikra mėsa ir tikrais grikiais. Jeigu nežinočiau, kad yra iš pakelio, rimtai galėčiau pagalvoti, kad ką tik pagamintas. Nežinau, po kokio akmenį tas Mustangas slėpėsi, bet ačiū Dievui, aš juos radau. Labai skanus maistas. Gal druskos šiek tiek per daug, bet visai kitas skonis, kvapas ir šiek tiek užsisidėjau, tai darosi sunku judėti. Einu iki laiptų, pažiūrėsiu, kaip atrodo naktį. Sunkiausia tai čia ateit nepastebėtum, jeigu kažkas eitų laiptais, tai labai keistai atrodytų, kai pareina iš kanjono. Va, apšviestas kelias visiškai į kambarį. Dabar yra 11 nakties ir ką tikėjo laiptis kažkoks žmogus ir aš tuo metu šviečiau tiesiai į jį. Bet geras dalykas yra tas, kad žmonės, kai lipa laiptais, jie žiūri žemyn, nežiūri į šonus. O šiąnakt bandysiu miegoti čia. Ant šito smėlio yra toks nuolydis, tai gal reikia šitą smėlį padengti su lapais, nes neturiu nieko pasidengti. Gaila šiek tiek čiužinį taip smėlio. Yra nemažai aplinkui šliužų, tai gali atšliaužti pas mane naktį. Neturiu nieko absoliučiai nuo Lietuvos, tai tikiuosi naktį nelis. Ir yra vienas geras dalykas dėl šitos situacijos, kad tai nenutiko naktį, kad hamakas nenutrūko naktį miegant.
visada yra pliusų. Labanakt, tikiuosi mano užpakalis man padėkos ir tuoj. Dabar yra vienas esminis dalykas. Pabandom visi kartu. 3, 2, 1. Visai nieko. Miegoti nebuvo jau taip blogai. Tik vidury nakties pakilo vėjas kažkurio metu ir pradėjo šiek tiek lynot. Bet visa kita kaip laikosi mano užpakalis ir kaulas, 5 iš 10. Pusę. Nes labiau gavo į vieną pusę. Žmogus daro treniruotę. Atbulomis bėga laiptais į viršų. Kaip žinom, lietuviam labai patinka duoti vardus akmenims, tai šitas tikrai, manau, nusipelnė vieno. Aš jį pavadinsiu Don Pedrillo. Todėl neskamba kaip mažas italų nusikaltėlis, kuris gerai išspardė man šikną. Gardumėlis pusrytėlis. Aš vakar iš tikrųjų gan ilgai neužmigau, nes galvojau, kodėl ir kas įvyko, kad aš atsidūriau šitoj baloj ant to akmens. Apsiaučiau per abu šitos pagalius ir gavosi taip, kad šitas tempėsi, kai aš sėdausi ir tiesiog iš visos jėgos nutrūko. Aš atsidūriau vandenį. Tai nėra nei hamako, nei gamintojo kaltė, tai yra visiškai mano grybas. Tai bus gera pamoka man ir jums ateityje, kad taip nedarykit, o darykit taip. Ir tada turėtų netrūkti ir laikyti. Ir esmė yra ta, kad aš nekartą esu taip išmiegojęs, tik tikriausiai per laiką susidėvėjo tas šniūras, ta kilpa ir šį kartą buvo lemtingas skrydis į balą. Ir jeigu aš norėjau išmiegoti hamake, aš būtinai turėjau panaudoti šitą šaką, nes man tiesiog trūko ilgio. Šitas parkas yra saugoma vieta ir kažkur atviroje vietoje stovyklauti nederėtų. Aš bandžiau ieškoti tokios vietos, kur nedrumsčiau kitų žmonių ramybės, nepakenkčiau visiškai nei medžiams, nei parkui, tai būčiau naudojęs tiesiog nuvirtusius medžius hamakui. Nereikėjo, naudojau tiesiog žemę ir nukritusius lapus, o su gyvūnais čia didžiąją dalį sudaro paukščiai, tai aš su paukščiais turiu atskirą kalbą. Ir aš suprantu, kad tokias vietas reikia saugot, nes čia yra šimtamečiai medžiai, jie mena istoriją ir čia yra vienintelė vieta mieste, kur galima pabūti miške. O šio video moralas yra koks, kad ne visada reikia važiuoti šimtus ar skristi tūkstančius kilometrų, kad apturėtum nuotykį. Tas nuotykis gali laukti kažkur už kampo. Mano atveju jisai laukia čia, parke. Tai tiek. O mes susitiksim tada, kai aš išsigydysiu savo kaulus. Tikiuosi, tai bus labai greitai. Ačiū, kad žiūrėjot. Mėly geri puikus parkus mėgstantis žiūrovai. Si incontreremo di nuovo Don Pedrillo.